Ar žinote, kad tik 2 procentai gyvenimo aprašymo ir CV sulaukia atsakymų iš darbdavio? Ar žinote, kad net 85 procentai žmonių darbo vietą rado ryšių pagalba? Tai yra per giminės, draugus, pažįstamus ar tiesiogiai kontaktuodami su darbdaviu. Kad tik 15 procentų laisvų darbo vietų yra paskelbiamos viešai, reklamose. Tai yra didžioji dalis, taip ir lieka, vadinamoje slaptoje rinkoje. Ar žinote, kad net 60 procentų vadovų didžiausia ateities iššūkių laiko talentingų darbuotojų atradimą ir tik 10 procentų žmonių žino ir gali kitiems papasakoti apie savo talentus. Jei jūs daugiau nei pusę metų neatradote darbo vietos, turite pradėti keisti tiek darbo paieškos strategiją, tiek požiūrį į save. Šis seminaras padės tai atlikti. Seminaras susideda iš 2 dalių. Pirmoje dalyje supažindinsiu jūs su naujesniais ir efektyvesniais darbo paieškos sprendimais bei apžvelgsiu pagrindinės klaidas, kurias dažniausiai daro ieškantis darbo. O antroje dalyje mokysimės keisti požiūrį į save ir ugdyti asmeninę savivertę bei pasitikėjimą savimi. Pirmoji dalis. Kaip gauti darbą. Aš specialiai pavadinime pabrėžiu žodį gauti darbą. Tarp žodžių ieškoti ir gauti yra esminis skirtumas, o žodžiai yra stiprus psichologinis užtaisas, nes jie formuoja mūsų nuostatas būsimo rezultato atžvilgiu. Jei aš savo sakau, ieškosiu darbo arba gausiu darbą, rezultatas yra visiškai skirtingas. Pirmasis atvejs neįpareigoja manęs rasti darbo, o antrasis net priešingai užtikrina, kad aš darbą gausiu. Taigi, pirmasis sprendimas – įsikalkite pergalingą nuostatą. Nusistatykite, kokį konkrečiai darbą jūs gausite. Tai galite suformuluoti pradėdami frazę "Aš gausiu darbą" ir atsakykite į klausimus. Kur, koks bus darbas, kokia bus jūsų darbo vieta, kokia aplinka, koks bus kolektyvas, koks bus atlyginimas. Pagalvokite, ties kuriais atsakymais galite turėti alternatyvius variantus. Pavyzdžiui, norite, kad darbovietė būtų Kaune, nes jūs čia gyvenate. Tačiau kaip alternatyvą priimate ir galimybę dirbti Jonavoje. Pagalvokite, jei darbovietės sąlygos keičiasi. Kokius kompromisus jūs sutinkate padaryti? Alternatyvus planas jums padės aiškiau suprasti savo lūkesčius idealios darbovietės atžvilgiu, o į kompromisus žiūrėsite kaip į derybinės pozicijas. Jei kreipsitės į darbdavį neturėdami plano A ir alternatyvaus plano, jūs labai lengvai pasiduosite pagundai priimti bet kokias sąlygas, kad tik gautumėte tą darbą. Beje, dažniausiai mes deramės ne su būsimu darbdaviu, bet patys su savimi. Esu ne kartą sutikusi žmonės, kurie darbo pokalbio metu sako: "Aš sutinku su mažesniu atlyginimu, aš neturiu didelės darbo patirties arba nemoku užsienio kalbos. Man nepatogu vykti į darbą didelį atstumą, bet aš pasistengsiu prisitaikyti." Tai žmonės, kurie derasi patys su savimi ir patys savo pralaimi derybas. Žmogus turintis aišku alternatyvų planą, panašiose situacijose sakytų taip: "Jūsų pasiūlytas atlyginimas yra mažesnis nei vidutinis atlyginimas rinkoje už panašų darbą. Jūs tikriausiai esate numatę patrauklias karjeros galimybės ar motyvacinį planą. Gal galėčiau apie tai sužinoti daugiau? Aš neturiu daug patirties, bet turiu daug energijos ir laiko, galėčiau dirbti daugiau už kiek didesnį atlyginimą. Man iki darbovietės tolimas kelias, ar galėčiau tartis dėl lankstesnio darbo grafiko? Aš turiu negalią, bet ji mane sutrukdė baigti mokslų ir užauginti 2 vaikus. Negalia priešingai man suteikia daugiau motyvacijos kibti į gyvenimą." Antrasis sprendimas – įdarbinkite kitus. Pamenate, minėjau, kad didžioji laisvų darbo vietų rinka yra slaptoji, tai yra prieinama tik asmeninių ryšių pagrindu. Todėl įdarbinkite savo draugus, pažįstamus, giminės, savo socialinį tinklą, kaimynus, bendruomenę, kad jie ieškotų jums darbo. Kaip tai galite padaryti? Visų pirma, paruoškite medžiagą apie save ir ją perduokite, ar atsiųskite elektroniniu ar paprastu paštu. Aiškiai nurodykite, kokios yra jūsų kompetencijos ir kokio pobūdžio darbo jūs ieškote. Padėkokite, galite pasiūlyti malonų atlygį, pavyzdžiui, nuo manęs tortas. Kartas nuo karto nepamirškite paklausti savo įdarbinimo agentų apie naujienas. Trečiasis sprendimas
Tapkite žinomais savo srities ekspertais. Pradėkite rašyti savo socialinio tinklo paskyroje ne tik kvailus juokelius ar išdaigas, bet ir jūsų profesiją ar pomėgius liečiančias įžvalgas. Skelbkite kitų autorių straipsnius ar reportažus liečiančius jūsų temą. Paskatinkite diskusijas. Galite pradėti teminį tinklaraištį, kuriame skelbėte pačią įvairiausią informaciją jūsų profesinę temą. Pavyzdžiui, ieškote darbo reklamos srityje, rinkite ir kelkite jūs sudominusias reklamas. Parašykite savo komentarus, kas jums patiko, o kas ne. Ieškote buhalterio darbo, dalyvaukite buhalterių forume, skelbkite savo nuomonę, komentarus, visur internete pasirašykite savo vardu ir pavardę. Google naršyklėje įvedęs jūsų vardą ir pavardę darbdavys galės pats įsitikinti, kad jūs esate savo srities ekspertas. Be to, jūsų draugams ir bičiuliams bus paprasčiau jūs pristatyti potencialiems darbdaviams, o jūs savo gyvenimo aprašymą padarysite išskirtinį, nurodydami savo tinklaraščio adresą. Ketvirtasis sprendimas – mirgėkite prieš akis. Jaunystėje viena vadovė man pasakė, jei nori gauti savo svajonį darbą, turi mirgėti savo potencialiam darbdaviui prieš akis. Sugalvokite, kaip jūs galite dažniau būti savo būsimo vadovo akiraitėje. Galbūt galite tapti savanoriu ar praktikantų įmonė, galbūt galite sudalyvauti įstaigos organizuojamoje veikloje, pavyzdžiui, bėgimo maratone, labdaros akcijoje, ar galite atlikti tyrimą organizacijoje kaip savo mokslo darbo projektą. Aplankykite organizacijos stendą mugėje, jos organizuojamus pristatymus ar konferencijas. Parašykite organizacijos vadovams laiškus. Pažinojau 2 merginas, kurios svajojo dirbti viename užsienio banko skyriuje Lietuvoje. Jos sudalyvavo studentų mainų programoje, kurios dalis buvo darbas užsienio įmonėje. Merginos primiktinai prašė, kad jų darbas būtų pageidaujamo banko skyriuje užsienio šalyje. Merginos atliko praktiką, kurios metu įgijo daug informacijos apie įstaigos veiklą užsienį. Sugrįžę į Lietuvą, jos pasiūlė svajonių darbdaviui pristatyti savo tyrimo rezultatus. Taip pamažu pradėjo savo karjerą ir gavo darbą. Kitas drąsus pavyzdys. Viena mergina Didžiojoje Britanijoje labai siekė darbo reklamos agentūroje. Ji nusipirko Google naršyklę už 10 eurų paslaugą, kad į 10 didžiausių reklamos agentūrų vadovų vardus įvedus į Google paiešką pirmoje pozicijoje pasirodytų tekstas: jei naršai apie save, panaršyk ir apie mane. Tekstas vedė į svetainę, kur mergina kreipėsi su kvietimu pasiūlyti jai darbą. Taigi, reklamos agentūros vadovas, norėdamas pasižiūrėti, ką apie jį rašoma internete, gaudavo merginos prisistatymą. 9 iš 10 reklamos agentūrų pasiūlė merginai susitikti ir 3 iš jų pateikė pasiūlymą dirbti. Išvada. Kartais aplinkiniai keliai yra veiksmingesni nei tiesiausi, kuriais eina dauguma. Penktasis sprendimas. 75% laiko skirkite aktyviai paieškai ir tik likusius 25% pasyviai darbo paieškai. Pasyvi darbo paieška, kai jūs patalpinate savo gyvenimo aprašymą ir laukiate, kol jūs kreipsis su pasiūlymu. Jūs galite patalpinti savo gyvenimo aprašymą ir reziumė darbdavio sistemoje, paieškos portaluose ar įdarbinimo agentūrų svetainėse. Taip pat žinoma ir darbo biržoje. Patalpinti savo gyvenimo aprašymą darbdavio sistemoje galite apsilankę organizacijos interneto svetainėje. Jei tokios interneto svetainės neradote, paskambinkite įmonę ir pasiteiraukite, kaip galite pateikti informaciją apie save jų darbuotojų bankui. Kai talpinsite savo gyvenimo aprašymą paieškos portaluose, siekite, kad jis būtų kiek įmanoma koncentruotas, konkretus. Naudokite paprastus, tikslius, standartinius žodžius, kad juos galėtų atrasti paieškos varikliai. Pavyzdžiui, geriau rašyti "esu lyderis", užuot rašius "gebu įkvėpti kitus". Deja, tokie standartiniai žodžiai gali jūsų gyvenimo aprašymą paversti nieko neišsiskiriantį. Talpindami gyvenimo aprašymą įdarbinimo agentūrų svetainėse, atkreipkite dėmesį į tai, kad Lietuvoje veikia keli šimtai įdarbinimo agentūrų. Kartais agentūros specializuojasi ir teikia darbuotojų paieškos paslaugas tik nustatytose srityse. Todėl apsilankykite jų interneto svetainėse arba paskambinkite ir išsiaiškinkite, ar agentūrai jūsų kandidatūra gali būti aktuali. Aktyvi darbo paieška
kai jūs patys kreipiatės į darbdavį tiesiogiai arba netiesiogiai, tai yra per kitus asmenis, jūsų draugus, pažįstamus ar artimuosius. Jūs patys galite skambinti į dominančias organizacijas, lankytis jų renginiuose, pristatymuose, mūgėse, galite įstoti į savo srities profesionalų asociacijas ar klubus ir galite pasitelkti visus prieš tai mano siūlytus sprendimus. Tiesa, jei savo iniciatyvą ketinate susitikti ar telefonu kalbėti su darbdaviu, šiukštu. Pirmojo pokalbio metu neklauskite, ar turi jums darbo. Kalbėkite apie organizacijos planus bei jūsų galimybės pritaikyti savo įgūdžius ir gebėjimus organizacijai. Aktyviai ieškant darbo, itin svarbus tampa jūsų įvaizdis, kuris susideda iš tokių dalykų. Pirmasis – tai jūsų reputacija. Kaip apie jūs kalba kiti. Antrasis – jūsų populiarumas. Kas apie jūs kalba. Ir trečiasis – jūsų vertė. Kuo jūs esate ypatingi. Jūs galite būti ypatingi tuo, kad labai gerai organizuojate darbus, arba kad turite auksines rankas ir ką be paimsite, viską padarysite iki galo, arba esate pozityvus žmogus. Darbdavys atsimins ir jūs identifikuos iš minios būtent pagal šį jūsų ypatingą vertės pasiūlymą. Šeštasis sprendimas – paverskite savo gyvenimo aprašymą savo sėkmės istoriją. Darbo aprašymas turi atspindėti jūsų dabartį, jūsų turimus gebėjimus, žinias, kompetencijas. Motyvacinėme laiške arba reziume įvardinkite savo pasiekimus, aprašykite savo sėkmės istoriją. Kiekvienam teiginiui pateikite po jį patvirtinantį savo patirties pavyzdį. 2-3 sakiniai. Motyvacinis laiškas arba reziume yra apie jūsų sėkmingą praeitį, kurios pagrindų darbdavys projektuos apie jūsų ateities perspektyvas. Darbo pokalbis bus apie ateitį, apie tai, kaip jūs galėsite pritaikyti savo gebėjimus organizacijoje. Darbo pokalbio metu daugiau kalbėkite ne apie save, bet apie organizaciją ir apie tai, kaip jūs galite organizacijai būti naudingi. Kokią patirtį galite pasiūlyti, ką galite išspręsti. Pažymėkite, kas jums patinka organizacija, kaip jos veikla, vertybės atitinka jūsų požiūrį į gyvenimą bei karjerą. 7. sprendimas – užmegzkite santykius. Darbo pokalbis ne visada gali baigtis darbo pasiūlymu, tačiau jūs galite įgyti puikias perspektyvas jį gauti ateityje, jei užmegzsite su darbdaviu pagarbius ir abipusių pasitikėjimų grįstus santykius. Tai galite padaryti išplėsdami pokalbio temą. Tai yra kalbėdami ne tik apie konkrečią darbo poziciją, bet ir apie organizacijos veiklą, rinkos tendencijas, apie organizacijos naujoves, apie vertybės. Tokiomis temomis jūs galite pakviesti darbdavį pokalbiui, galite sukurti abipusės pagarbos ir pasitikėjimo erdvę. Tai, kad tarp jūsų ir pašnekovų užsimezgė ryšys, pastebėsite iš pasikeitusios, tai yra labiau atsipalaidavusios ir draugiškos pašnekovo laikysenos. Ir to, kad jis pradės diskutuoti su jumis kaip lygus su lygiu. Toks pokalbis jums atveria duris į slaptąją darbo rinką. 8. sprendimas. Būkite originalūs išmintingai. Vis dažniau tenka išgirsti ir susidurti su novatoriškomis gyvenimo aprašymo ar motyvacinio laiško formomis. Kai kurie žmonės, užuot rašę savo reziume, pateikia jį vaizdo filmo formatu. Taip pat yra svetainių siūlančių gyvenimo aprašymą pateikti iliustruojant schemomis bei grafikais. Šios priemonės tinkamos tik tuo atveju, jei jos tinkamos jums. Tai yra, jos atitinka jūsų asmenybę bei informacijos turinį, kurį norite pabrėžti, koncentruotai perteikti darbdaviui. Buvo atvejis, kai vienas žmogus ieškodamas darbo šalia gyvenimo aprašymo pateikė vaizdo filmuką su savo pranešimu. Darbdavio komentaras buvo toks. Perskaičius gyvenimo aprašymą, manėme radę tinkamą specialistą. Pažiūrėję vaizdo filmą, nusivylėme ir iš esmės pakeitėme savo nuomonę, nes kandidatas pasirodė nedrąsus, negebantis sklandžiai formuluoti sakinių, nepasitikinti savimi. Taigi, vaizdo pranešimą pasitelkite tuomet, jei jis atspindi jūsų būsimo darbo pobūdį. Jei jums bus reikalinga bendrauti su žmonėmis, vadovauti komandai, kalbėti viešai. Įsitikinkite, kad vaizdo filmas atskleidžia jūsų stiprybės, parodo jūsų energiją, atkaklumą, konkretumą, pasitikėjimą savimi.
Schemos ir grafikai motyvacinėme laiške pravers tuomet, jei jūsų sėkmės patirtis, veiklų rezultatai gali būti iliustruoti skaičiais. Pavyzdžiui, jūsų atliktų pardavimų augimas, jums vadovaujant pasikeitę klientų pasitenkinimo tyrimų rezultatai, jūsų organizuotose renginiuose dalyvavusių žmonių skaičiaus augimas ir panašiai. Jei tokių skaičių neturite, jei negalėsite jų pagrįsti, pokalbio metu nenaudokite, nes tik pakenksite savo reputacijai. Taip pat labai svarbi jūsų gyvenimo aprašymo detalė yra nuotrauka. Kartais originali nuotrauka patraukia darbdavio dėmesį ir gali jums padėti laimėti kvietimą į darbo pokalbį. Tačiau nepersistenkite. Kartą teko skaityti gyvenimo aprašymą, kuriame buvo kandidato nuotrauka tarsi iš įkalinimo įstaigos. Tačiau nuotrauka buvo šaržuota, sukurta stilingai ir mes nusprendėme šį žmogų pakviesti pokalbį, nes įvertinome jo humoro jausmą. Nuotraukos su pabrėžtu seksualumu, kietumu, pavyzdžiui, prie naujo prabangaus automobilio, ar nuotraukos su draugais, šeimos nariais, vaikais nėra tinkamos. Jei neturite nuotraukos atspindinčios jūsų profesinę veiklą, geriau naudokite tradicišką, neutralią. 9. sprendimas. Pradėkite dirbti patys. Neturite darbo patirties, ilgesnį laiką nepavyksta rasti darbo, pradėkite dirbti patys. Įstokite į bendruomeninę ar visuomeninę organizaciją, pasiūlykite savo gebėjimus savanoriškais pagrindais arba pakeisdami atostogas išėjusi darbuotoją. Užuot ieškoję darbo vietos, pradėkite galvoti, kaip galite parduoti savo žinias ar gebėjimus. Skelbimų portale ir vietos laikraštėje patalpinkite žinutę apie tai, jog galite tvarkyti apskaitą, jog tvarkote patalpas ar butus, jog siūlote kroviko meistro namuose, pagalbininko ūkyje paslaugas ar panašiai. Kalbėkite visiems ir visur apie tai, ką jūs darote, kokius darbus gebate atlikti, kokias paslaugas siūlote. Nebūkite bedarbis. Apie tai, kaip galite pats savo tapti darbdaviu, aš pristatysiu vaizdo seminare Verslo pradžios ABC. 10. sprendimas. Mokykitės iš klaidų. Būkite realistiški ir pozityvūs, bet nekelkite nerealių lūkesčių tiek savo, tiek darbdavio atžvilgiu. Lūkesčiai dažnai nuvilia ir mažina mūsų motyvaciją bei atkaklumą siekti tikslo. Lūkesčius galite atpažinti iš tokių minčių kaip pavyzdžiui: kaip būtų gerai, jei mane pakviestų į pokalbį, kaip būtų gerai, kad man pasiūlytų darbą. Kai kyla tokia mintis, užduokite savo klausimą, kokia tikimybė, kad mane gali pakviesti pokalbį. Ir atsakykite savo procentinį išraišką. Pavyzdžiui, jums atrodo, kad tikimybė siekia tik 10%. Tuomet paklauskite savęs, o kodėl tikimybė tokia nedidelė? Arba priešingai, kodėl ji tokia didelė? Pavyzdžiui, suprasite, kad darbas ne visiškai atitinka jūsų patirtį, ar jūs patys nelabai jo norite. Nebijokite darbdavio, gerbkite tiek save, tiek jį. Kandidatai, kurie ateina į pokalbį su darbdaviu kaip į egzaminą arba gyvenimo aprašymą rašo tarsi rašytų kontrolinį darbą, nejučia išduoda savo baimę ir pasitikėjimo stoką. Tokio kandidato tekstai ir kalba yra standartiška, formali, daug dvejonių. Kitas kraštutinumas žmonės, kurie bando paslėpti savivertės trūkumą po skambiais pažadais ir savigyrą. Jų kalba yra apie save, visos pergalės priskiriamos tik savo. Toks kandidatas tiesiai demonstruoja savo negebėjimą gerbti ir vertinti kitus žmonės, bei didelę konfliktiško elgesio tikimybę. Nekartą yra tekę bendrauti su kandidatais, kurie pyksta. Jie pyksta ant sistemos, buvusių darbdavių ar kolegų, ant įdarbinimo agentūros ir panašiai. Neretai susidarydavo įspūdis, kad jie pyksta ir ant manęs, nors aš juos mačiau pirmą kartą. Taip pat yra žmonių, kurie pokalbio metu tyli. Tyli ir atsako į klausimus tik taip arba ne. Kartais pasako galbūt. Arba nurodo, jog apie tai yra parašęs savo gyvenimo aprašyme ar reziumė. Suprantama, kad žmogus greičiausiai nori atrodyti santūrus ir rimtas. Tačiau darbdaviui toks elgesys duoda ženklus apie iniciatyvumo stoką ir apie vengimą priimti sprendimus savarankiškai. Ir tik labai retai galima sutikti kandidatą, kuris nori mokytis iš savo klaidų. Toks žmogus reaguoja į kritiką teigiamai. Kartais jis pats paprašo, kad potencialus darbdavys pateiktų apie darbo pokalbį ar jo pateiktą reziumė grįžtamąjį ryšį.
Dažniausiai mes bijome išgirsti kritiką apie save, nes patys esame savo didžiausi kritikai, o kritikai iš šalies tik sustiprina mūsų neigiamas nuostatas apie save. Tačiau, tik gebėdami išgirsti tiek vidinį kritiką, tiek konsultantų ar darbdavių pastabas, mes galime tobulėti. Gebėjimas konstruktyviai priimti kritiką yra vienas iš ryškiausių, brandžios, tobulėti siekiančios asmenybės bruožų. Sėkmės. Antroji dalis – kaip ugdyti savivertę ir pasitikėjimą savimi. Vienas garsiausių pasaulyje darbo paieškos konsultantų, Richardas Boulis, sako, svajonių darbą lengviau sukurti, nei atrasti. Kodėl? O būtent todėl, kad tik mes patys, o ne kiti, kuriame aplinką, kurioje mums gera dirbti. Tik mes patys renkamės dirbti mėgstamą ar nemėgstamą darbą. Tik mes, o ne kiti, kuriame gerus santykius, kurie mus motyvuoja ir padeda mums siekti karjeros tikslų. Ir tai mes, o ne kiti, kuriame savo įvaizdį ir gerus bei blogus atsiliepimus apie mus. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Tas pats kabinetas, kolegos dirbantis labai panašų darbą už vienodą atlyginimą. Tik vienas kolega nuolatos šypsosi, nebijo prisimti atsakomybės, siūlo idėjas, randa laiko padėti, pagirti, padėkoti kitiems. O kitas sėdi surūgęs ir nuolatos kritikuoja kolegas. Iškilus problemai, nusimeta atsakomybę nuo savęs. Visiems nuolat kartoja, jog turi beprotiškai daug darbo. Kuomet ateina metas vadinamajam etatų mažinimui, kaip jūs manote, kuris iš jų gaus vadovo pasiūlymą palikti įmonę? Žinoma, kad antrasis. Kiekvienas iš mūsų esame savotiškas sistemos centras, ašis ir magnetas tų įvykių, kurie aplink mus vyksta. Šiame teiginyje nėra jokios mistikos. Tai reikia į savo aplinką ir į savo elgesį bei mintis pažvelgti iš šalies ir mes pamatysime, kodėl traukiame teigiamus ar neigiamus dalykus. Kai aš pykstu, tik laiko klausimas, kada aš išprovokuosiu situaciją, kurioje galėčiau tą pyktį išreikšti, nes užspausdama jį, aš patiriu vidinę įtampą ir turiu ją išspręsti. Ir nesvarbu, ant ko aš pykstu, gal ant šuns ar ant televizijos serialo herojus, pyktis, kurį nešioju, taps tikrovė. Vyro, vaiko, kolegos ar savo atžvilgiu. Jei aš gerbiu, aš net kasdieniu paprastu elgesiu tą pagarbą parodysiu. Jei jaučiuosi mylima, aš negalvodama ištarsiu meilius paguodžiančius žodžius kitam. Jei vertinu kitus ir jų darbus, aš nesusimastydama dėkosiu ir taip motyvuosiu su manimi dirbančių žmonės. Kaip ugdyti pasitikėjimą savimi? Pasitikėjimas savimi yra duotas iš prigimties. Tačiau gyvendami, įgydami patirtį, kolekcionuodami prisiminimus apie nesėkmes ir bausmių randus, mes kuriame kliūtis blokuojančias mūsų drąsą, mūsų savivertę ir pasitikėjimą savimi. Šio seminaro metu jūs susipažinsite su praktikomis, kurios padės šias kliūtis pašalinti. Įprastai pasitikėjimą savimi suprantame kaip gebėjimą ir tikėjimą, jog man pavyks susitvarkyti su bet kokia situacija. Jei pasitikėjimo savimi trūksta, mes kuriame krūvą versijų, kodėl man gali nepavykti. Pasitikėjimas savimi yra būtina sąlyga, jei norime išdrįsti gyventi savaip. Savimi pasitikintis žmogus jaučiasi, jog jis geba priimti sprendimus, jog jo sprendimai sulauks palaikymo iš kitų, jog jis geba rinktis. Jis pasitiki savo pojūčiais, savo mintimis ir kitais žmonėmis. Tokiam žmogui būdingas tikėjimas, kad man tikrai pavyks. Galima išskirti 4 pasitikėjimo savimi sąlygas. Pirmoji sąlyga – tai vidinio tapatumo jausmas. Aš vadinu vidinio tapatumo jausmu, nors kitose šaltiniuose galite sutikti ir vidinės harmonijos identiteto terminus. Vidinis tapatumas yra tokia būsena, kai mūsų širdis ir protas sutaria, kai mes aiškiai suprantame, kas esame ir darome tai, kam patys pritarėme. Vos gimę, mes pasaulį suvokiame per pojūčius ir jausmus.
Tai labiausiai išlavintas mūsų mąstymo ir suvokimo organas. Deja, daugelis jį ignoruojame ir jo nepasitikime, nes norime klausytis tik savo minčių, nes galvojame tik analizuodami žodžius, o ne tą informaciją, kurią mums perduoda pojūčiai. Pasižiūrėkite į gamtą. Ji visa gyvuoja, kuria, adaptuojasi be žodžių. Mokslininkai tyrinėjantis atmintį teigia, jog norėdami atsiminti daugiau, turime atsiminti ne tik informaciją, kurią apdoroja protas, bet ir savo savijautą tuo metu. Tai yra, turime mokytis skaityti, klausyti visų savo kūnų. Žmogus, kuris neturi vidinio tapatumo jausmo, dažnai pakliūna į situacijas, kai jis sako vieną, o jį supranta visiškai kitaip, kai jis nori gero, o kiti jį kaltina klasta. Tokiam žmogui būdingas dvejojimas savo veiksmais, nepasitenkinimas pasiektais rezultatais, blaškymasis, ieškojimas savęs, euforija ir nusivylimai, nuolatinis noras keisti gyvenimą, darbovietę, draugus ar pomėgius. Norėdami ugdyti vidinio tapatumo jausmą, pasistengkite vis dažniau atkreipti dėmesį į savo jausmus ir pojūčius. Ką jie jums sako? Ieškokite kasdien bent 10-15 minučių, kai jūs nieko negalvojate, tik bandote pajausti savo pojūčius. Galbūt tai gali būti minutės ryte ar prieš miegą lovoje, galbūt pasivaikščiojimas lauke. Vienas iš pratimų, kuris padėtų jums atrasti vidinio tapatumo būseną, yra vadinamas kūno filtras. Atsisėskite ant kėdės tiesia nugara. Rankas padėkite ant kelių, būkite atsimerkę, atsipalaiduokite. Nesistengkite nuvyti minčių, bet ir nesistengkite galvoti. Sutelkite visą savo dėmesį į kūną. Ramiai įkvėpkite, įsivaizduokite, kad jūsų įkvėptas oras pasiekia pėdas. Sekundį užlaikykite kvėpavimą ir lėtai iškvėpkite. Įsivaizduodami, kad oras pamažu kyla į viršų link nosies. Stenkitės iškvėpti lėtai, tarsi būtumėte balionas, iš kurio išeina oras. Įkvėpkite ir iškvėpkite keletą kartų. Atkreipkite dėmesį, kuriuose kūno vietose oras tarsi sustoja ir užstringa, o norint iškvėpti, jums reikia papildomo postūmio ar pastangų. Galite pajusti tose vietose įtampą, net skausmą. Pabandykite pajausti įtampos sritis. Galite ant jų uždėti ranką. Įsivaizduokite, kad įkvėpus oras susitelkia tik toje vietoje. Iškvėpkite ir įkvėpkite keletą kartų. Jei jaučiate, kad esate ramus, galite pradėti svarbų darbą. Antroji sąlyga – tai saugumo dėl ateities jausmas. Žmogus, kuris nejaučia saugumo dėl ateities, nuolat išgyvena įtampą. Toks žmogus gyvena visada įjungęs 3 instinktyves bazinės organizmo savisaugos strategijas – sustingti, kovoti ar pasitraukti. Pavyzdžiui, žmogų aprėkia ir žmogus sėdi, nejuda, tarsi suparalyžiuotas, girdi kritiką, puola, iškyla grėsmė, bėga. Jei žmogus neturi saugumo jausmo dėl ateities, jis nuolat gyvena įjungę šiuos 3 režimus, nes jam nuolatos atrodo, kad kažkas nutiks negera. Kai žmogus jaučiasi nuolatos nesaugus dėl ateities, didelė tikimybė, jog vaikystėje jam ar jai trūko vadinamo pozityvaus palaikymo. Pozityvus palaikymas yra tai, kai mes vertiname patį žmogų teigiamai kaip vertybę nepriklausomai nuo situacijos. Kai meilės demonstravimas ir pagyrimai vaikui yra spontaniški, nesusieti tik su konkrečiais darbais ar pasiekimais, kai nesėkmės ar klaidos tampa pamokomis tobulėti. Pavyzdžiui, vaikas išpylė vandenį, mes paprašome išvalyti ir pagirime jį už tai, kad jis išvalė. Nekaltiname ir nebaudžiame, o ugdome ir skatiname ištaisyti. Jei elgiamės priešingai, ugdome baikščius, nepasitikinčius savimi vaikus ar darbuotojus. Žmogus, kuris jaučiasi saugus dėl ateities, pakliuvęs į pačią sudėtingiausią situaciją, nepraranda jausmo, kad jam pavyks, kad jis susitvarkys. Tuo tarpu žmogui, kuris yra nesaugus dėl savo ateities, net ir nedidelė nesėkmė įjungia pamatinius savisaugos mechanizmus – nieko nedaryti, pulti arba bėgti. Toks žmogus lieka neišmokęs pamokos, neatradęs sprendimo, priešingai, tik užtvirtinęs neigiamas nuostatas, kad man nepavyks. Ką daryti, jei jums 50 ir jūs atpažįstate, kad nuolat laukite, kol nutiks kažkas negera?
Išmokite vis dažniau padėkoti ir pagirti tiek kitus, tiek save. Užuot savo sakę, viskas bus gerai, pradėkite sakyti, viskas yra gerai. Pasidžiaukite mažomis smulkmenomis, gerų orų, gražia šukuosena, šauniai atliktų darbų. Pabūkite savo išmintingais tėvais, kurie nuolatos palaiko jūs ir myli vien už tai, kad jūs esate. Trečioji sąlyga – vidinis savivertės jausmas. Daugelis vadovaujamės formulę – būti, daryti, turėti. Galvojame, kad mums reikia kažką turėti, kad mes galėtume būti. Pavyzdžiui, žmogus galvoja, kad jam reikia daug pinigų, kad jis galėtų gyventi ir jaustis kaip svarbus žmogus. Arba jam reikia išgarsėti, kad jis būtų turtingas. Žmogus tarsi nustato vidinę programą, kad jam reikia kažko pasiekti, kažką įgyti, kad jis taptų vertingas. Čia pasireiškia vadinamasis Martino Ideno sindromas, kai žmogus pasiekia rezultatą, tačiau vis tiek nesijaučia vertingas. Tuomet prasideda savivertės krizė, nusivylimas savimi ir kitais. Žmogus savo rankomis ima griauti gyvenimą. Savivertės jausmas kyla ne iš išorinių sąlygų, o iš vidaus, iš mūsų asmeninės misijos šiame gyvenime supratimo. Supratimas, kad mes kiekvienas turime savo užduotį žemėje ir ta užduotis paverčia mus svarbiais a priori. Ugdydami vidinį tapatumo jausmą, savo minčių ir jausmų harmoniją, galime aiškiau suvokti savo užduotį. Suprasdami savo vertę, mes jausime saugiau dėl savo ateities ir labiau pasitikėsime savo jėgomis bet kurioje situacijoje. Ketvirtoji sąlyga – tai gebėjimas veikti. Tik veikdami mes įgyvendiname esminius pokyčius savo gyvenime ir džiaugiamės rezultatais. Veikdami mes kuriame patirtį, iš kurios galime mokytis. Kad veiktume, reikalinga drąsa ir pasitikėjimas savimi. Šioje vietoje mes kalbame apie gebėjimą vadovauti savo, gebėjimą motyvuoti save, išsikelti tikslus, planuoti savo veiklas ir jas įgyvendinti. Apie tai išsamiau galite rasti mano vaizdo seminare Asmeninis tikslas. Pabandykite įsivaizduoti prieš save svarstyklės, kurių vienoje pusėje yra aš galvoju, o kitoje aš veikiu. Kuri dalis nusveria? Jei pastebite, kad daug svarstote, o mažai veikiate, patarimas jums. Neanalizuokite visko vėl ir vėl. Tiesiog priimkite sprendimus, nustatykite terminą ir veikite. Steve Jobsas, kai negalėdavo priimti sprendimo ir pradėti veikti, nustatydavo terminą ir mesdavo monetą. Atsakymas nulemdavo jo pasirinkimą. Ką veiks? Svarbiausia pradėti veikti, nors ir mažai žingsneliais. Garsus sėkmės lektorius Brian Tracy yra pateikęs sprendimą tiems, kurie nedrįsta pradėti veikti didelių darbų. Įsivaizduokite, kad laikote prieš save didelę antklodę, kuri uždengia jūsų kelią. Praskleiskite antklodę tik tiek, kad matytume, kur žengti pirmąjį žingsnį. Ir taip keliaukite pirmyn. Pabaigoje noriu Jums pristatyti praktinę užduotį, kurią pasitelkdami galėsite savarankiškai panaikinti kliūtis, užkertančias kelią jūsų pasitikėjimu savimi. Galėsite išspręsti savo neigiamas nuostatas. Taigi, paimkite lapą popieriaus ir pradėkime. Pirmasis žingsnis. Aš Jums pasakysiu teiginį, o Jūs jį vertinsite. Teiginys. Aš esu pasitikintis savimi žmogus. Įvertinkite šį teiginį skalėje nuo 0 iki 10. Jei atsakymas mažiau nei 10, einame prie antrojo žingsnio. Dabar pabaikite sakinį. Aš nesu pilnai pasitikintis žmogus dėl to, kad. Atkreipiu dėmesį. Pabaigę šį sakinį, Jūs jau galite atpažinti tas neigiamas nuostatas, kurias turite ir kurios tampa jūsų kliūtimi pasitikint savimi. Nuostatos atsiranda ir yra užtvirtinamos įgyjant patirtį ir ją interpretuojant. Kitaip sakant, kažkas įvyksta mūsų gyvenime ir mes iš to padarome išvadas. Trečias žingsnis. Prisiminkite, koks įvykis ar įvykiai praeityje patvirtina ar įrodo tą teiginį, kodėl Jūs nesate pilnai pasitikinti savimi žmogus. Pavyzdžiui, Jūs įrašate, kad nesate pilnai pasitikinti savimi žmogus, nes nemokate tvarkyti finansinių reikalų. Tai yra nuostata. Pagalvokite, prisiminkite, koks įvykis patvirtina šią nuostatą, kaip ji gimė. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, žmogus buvo viešai vadovo sukritikuotas prieš kitus ir kritika
buvo pateikta be aiškių pastabų ir patarimų, ką reikėtų taisyti. Kritika buvo apie tai, kad žmogus nemoka tvarkytis su finansiniais reikalais. Žmogus klausė šią kritiką, jautė gėdą ir nieko neatsakė. Dabar įvertinkite šią situaciją skalėje nuo -10 iki +10, kai -10 yra blogiausia, kas begalėjo įvykti, o +10 geriausia, kas begalėjo įvykti. Atkreipkite dėmesį, galbūt panašios situacijos jūsų gyvenime kartojasi, taigi pagalvokite, kas bendra visoms šioms situacijoms. Ketvirtasis žingsnis. Pabandysime šią situaciją pakeisti ir iš naujo įvertinti. Pagalvokite, kokios šios situacijos aplinkybės buvo pačios nemaloniausios. Mano pateiktame pavyzdyje, žinoma, tai buvo faktas, jog kritika buvo išsakyta viešai, jog ji nebuvo konstruktyvi ir tai, kad kritikuojamasis nieko nesakė. Dabar pabandykite pakeisti visas šias nemalonias aplinkybės taip, kad situacija būtų kiek įmanoma pozityvesnė. Kaskart darydami pakeitimą įvertinkite, kaip pasikeitė situacijos vertinamasis balas nuo -10 iki +10. Atskleisiu paslaptį. Tik pakeitę situacijoje savo pačių elgesį, jūs galėsite pasiekti aukščiausią teigiamą įvertinimą. Pakeisdami situaciją, jūs greičiausiai susidursite su poreikiu keisti ir kitas nuostatas ar netgi suformuotas vertybės. Pavyzdžiui, mano minėtoje situacijoje, jei kritika būtų išsakyta ne viešai, jau būtų maloniau ir tokia situacija būtų vertinama, kad ir +7. Jei būtų išsakyta konstruktyvi kritika ir patarimai, ką reikėtų patobulinti, vertinimas galbūt pakiltų iki 9. Tačiau tik tuomet, jei žmogus užuot tylėjęs išdrįstų pasakyti savo nuomonę, išdėstyti savo argumentus, situacijos vertinimas gali pakilti iki 10. Ir baigiamasis žingsnis – išmokite naują pamoką. Dabar grįžkime vėl prie pirminės nemaloniausios situacijos ir pagalvokite. Jei visos aplinkybės išliktų tokios pačios, o keistusi tik jūsų elgesys ir savijauta, koks jis būtų dabar? Grįžtu prie pavyzdžio. Vadovas viešai išsako kritiką be argumentų, tačiau jūs netylite, o konstruktyviai paprašote pagrįsti tos teiginius faktais. Jūs jaučiatės tvirtai, neleidžiate save žeminti. Jūs tvirtai ir konstruktyviai atsakote į užduodamus klausimus ir tokiu būdu parodote savo kompetenciją, didelį dėmesį darbui, atsakomybę ir pasitikėjimą savimi. Dabar ir vėl įvertinkite teiginį aš esu pilnai pasitikintis savimi žmogus. Įvertinkite šį teiginį nuo 0 iki +10. Ar pasikeitė vertinimas? Šaunuoliai, galite kartoti šią užduotį tol, kol pasieksite +10. Sėkmės. Ir apibendrindama, norėčiau papasakoti legendą, kuri parodo, kaip stipriai mūsų nuostatos ir mintis įtakoja rezultatą, kurio sulaukėme. Prie vieno miesto vartų sėdėjo išminčius. Pro šalį eidami keleiviai jo klausdavo, o koks šis miestas, geras ar blogas? Išminčius atsakydavo klausimu, o koks buvo tavo miestas? Jei žmogus imdavo kritikuoti savo miestą, išminčius jam atsakydavo, jog šis irgi prastas. Jei gaudavo atsakymą, jog pakeleivio miestas geras ir svetingas, senolis atsakydavo taip pat. Norėdami būti sėkmingesni, visų pirma, turėtumėte pradėti nuo savo minčių planetos ir kaip mažasis princas turėtumėte stengtis ravėti babobus tuomet, kai jie dar tik pradėjo dygti.